Pažiūrėk į tai, tikra beprotybė. Su viena sistema gali klonuoti bet kokį augalą – vaismedžius, rožes, prieskoninius augalus, figmedį, ką tik nori, be žemės, be jokių keistų produktų ir visiškai nieko neišleisdamas. Ir geriausia, tai gali padaryti iš karto su daiktais, kuriuos jau turi namuose. Šiandien parodysiu tau neįtikėtinai paprastą metodą, propagatorių su daktimi, derinamą su tailandietišku lango metodu, tai tokia veiksminga technika, kad vos po kelių savaičių turėsi baltas, storas ir sveikas šaknis paruoštas persodinimui. Lik iki galo, nes parodysiu ir natūralią priešgrybelinę priemonę, kuri išlaikys tavo ūglius švarius ir be grybelių. Pradedam. Šiam metodui tau reikės 1 litro arba 1,5 litro plastikinio butelio, aukšto stiklinio stiklo, švaraus audinio gabalėlio, geriausia medvilninio, peiliuko arba žirklių, gerai išplautos upės smėlio gali būti ir statybinis ar paplūdimio smėlis, bet būtinai labai gerai išplauk. Purkštuvo, maltos cinamono, alavijo lapo, 3% arba 10 tūrių vandenilio peroksido ir 2 ūglių, 1 rožės, kito citrinmedžio. Dabar paruošime daktį. Iškirpk švaraus audinio juostelę maždaug 2 cm pločio ir 20 cm ilgio. To visiškai pakaks. Dabar paimk butelio kamštelį ir peiliuku padaryk nedidelę skylutę centre. Per tą skylutę perkišame daktį. Viena dalis kabės žemyn, o kita dalis liks stiklinėje, kur bus dedamas smėlis. Šis paprastas audinio gabalėlis bus visos sistemos raktas, nes dėl kapiliarumo vanduo pats kils į viršų nuolat palaikydamas drėgmę ir tau nereikės laistyti kiekvieną dieną. Dabar nukirpk butelio viršutinę dalį, tą vietą, kur yra kaklelis. Tai bus tavo vazonas, į kurį dėsime smėlį. Padėk stiklinę ant stalo ir uždėk kaklelį ant viršaus taip, kad kamštelis atsidurtų stiklinės viduje. Laikyk daktį tiesiai, kol pripildysi kaklelį nuplauto upės smėlio, palikdamas 1 cm laisvo viršuje. Įsitikink, kad daktis būtų užkasta maždaug 2 cm po paviršiumi, kad drėgmė tolygiai pasiskirstytų po visą smėlį. Dabar paruošime ūglius, 1 rožės, kitą citrinmedžio. Abu turi būti sveikos ir pusiau sumedėjusios šakelės. Naudodami peiliuką padarome vieną išilginį langelį apie 3 cm ilgio, nuimdami žievę ir švelniai nugramdydami kampį, kol liks švari megena. Tiesiai ant pjūvio užtepk natūralaus alavijo. Alavijas drėkina, dezinfekuoja ir skatina šaknų formavimąsi. Po to ant tos pačios vietos pabarstykite maltos cinamono. Cinamono veiks kaip natūralus fungicidas. Padėkite ūglius į smėlį, užkaskite pjūvio vietą ir įsitikinkite, kad ji gerai kontaktuoja su drėgme. Dabar paruošime laistymo vandenį. Į 1 litrą vandens įpilame 1 arbatinį šaukštelių 3% vandenilio peroksido 10 tūrių ir gerai išmaišome. Šiuo tirpalu pripildysime stiklinę tiek, kad daktis būtų gerai panardinta, nes jei daktis nesieks vandens, drėgmė negalės pakilti kapiliariniu būdu. Kai stiklinė jau pripildyta šio mišinio ir daktis yra viduje, labai švelniai palaistome smėlį iš viršaus, tik tam, kad pirmą kartą jį sudrėkintume. Po to drėgmę nuolat palaikys daktis automatiškai. Dabar paruošime mini šiltnamį. Imame likusią butelio dalį ir vienoje pusėje išilgai padarome vertikalų pjūvį. Šis pjūvis leis lengvai atidaryti ir uždaryti, bei užtikrins, kad ji puikiai priglustų prie taurės ir stiklėnės. Kai viską paruošiame, tiesiog uždedame šį dangtelį ant viršaus, taip sukurdami mini šiltnamį, kuris viso įsišaknyjimo proceso metu išlaikys aukštą drėgmę. Dabar paskutinis akcentas. Ruošime natūralią priešgrybelinę priemonę, kad viskas būtų švaru. Į 1 litrą vandens įberkite žiupsnelį maltos cinamono. Gerai išmaišykite, kol ištirps. Tada perkoškite mišinį per ploną audinį arba kavos filtrą ir supilkite į purkštuvą. Kas 3 ar 4 dienas lengvai apipurkškite smėlį ir ūglius. Tai padeda išvengti grybelio atsiradimo ir palaiko stiprias bei sveikas šaknis. Ir paskutinis žingsnis – padėkite savo daugintuvą į vietą, kur yra netiesioginė natūrali šviesa. Venkite tiesioginį vidurdienio saulės spindulių. Kas kelias dienas patikrinkite vandens lygį stiklinėje ir jei reikia, papildykite. Jei matote daug kondensato, trumpam pakelkite dangtelį, kad išvėdintumėte. Dabar ateina ta dalis, kuri labiausiai džiugina, bet kartu reikalauja daugiausiai kantrybės.
Nes kol tu nieko nematai viršuje, ten viduje, būtent toje drėgnoje smėlyje formuojasi visa naujų šaknų architektūra. Taigi palik jos ramybę, neliesk, nejauk ir netikrink kas 2 dienas. Šis metodas veikia savaime. Ir čia noriu, kad atkreiptum dėmesį, nes dabar prasideda magija. Pažiūrėkite tai. Šaknis pradeda pasirodyti baltos, tvirtos, storos, puikiai įsivystusios dėl nuolatinės drėgmės, kurią palaikė daktis. Tavo ūglis jau nebėra paprasta šakos dalis, dabar tai naujas augalas pasiruošęs savarankiškam gyvenimui. Ir štai kur slypi tikrasis tailandietiško lango metodo pranašumas. Dirbdami su ūgliu horizontaliai gauname ne vieną, o kelis augalus. Kai šaknys jau išaugusios, galime stiebą perpjauti keliose vietose ir kiekvieną atkarpą su pumpuru panaudoti kaip atskirą naują augalą. Naudodamisi tradiciniu vertikaliu metodu, gautum tik vieną vaismedį. Bet su tailandietišku metodu per tą patį laiką gauname 2, 3 ar net daugiau augalų. Kaip matai čia su citrinmedžiu ir rože daugiau produktyvumo, daugiau rezultato su tokiomis pačiomis pastangomis. Ir taip paprastai gali daugini savo mėgstamus augalus natūraliai, ekonomiškai ir ekologiškai. Jei tau patiko šis metodas, paspausk patinka, prenumeruok kanalą ir parašyk komentaruose, kurį augalą dauginsi pirmiausia. Susitiksime kitame vaizdo įraše ir linkiu, kad tavo ūgliai augtų sveiki ir stiprūs.